Sveiki Lietuvos piliečiai. Šiandieną rajono virtuvėje gaminsime burgerius. Ingredientai mūsų burgeriui labai paprasti ir pigūs, viską ant akcijos pasiėmiau. Jeigu turit laiko ir noro, galit pasigaminti savo mėsą ar savo padažą. Bet kadangi reikia rajoną prižiūrėti, tai iš laiko neturiu. Pirmiausia, ką darot, ant medium rare savo keptuvę užkaitinat ir laukiat. Kol keptuvė kaitinas, parodysiu, kaip naudotis peiliu. Peilį pasiemat taip, kad ant ašmenukų buvo 2 pirštai jūsų. Nelaikot taip, pavojinga. Kai išmoksit su peiliu naudotis, galėsit tokius fintus daryti. Normaliai užjudėjęs čia vapšė. Svogūniuką griežinėliam gražiai pasidarot. Romanių salotas kaip priešų galva per pusę. Opa, turim. Keptuvį įkaitus pirmas dalykas, ką dedat, yra bandelės. Jeigu neskrūdinat bandelių, reiškia esat. Kai bandelės apskrūsta normaliai, dedat savo mėsikį ir svogūnus. Nueinat parūkyti ir atverčiat. Apvertus mėsytę įdedat ir nepagailit sūrio ir laukiat, kol iškeps kitą pusę. Jeigu sūris nesilydo, piskit dangtį ant galvos. Dabar svarbiausias momentas yra sustyguoti viską. Pasiemat padažą, šaunant ant visų pusių. Nepagailit. Pasiemat savo polapuką ir ant viršaus ir apačios uždedat. Ir paskutinis yra pasiemat savo burgeriuką ir uždedat ant apačios. Ir viršų ant viršaus uždedat. Balia, turėsiu šią meilę su juo. Galutinis produktas turi atrodyti taip. Jeigu net nepanašu, seni rajono virtuvė ne tau. Nu ką, skanaus. Nu kaip man dabar čia reiks apžioti? That's what she said.